Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Taigi, šiandien toksai oras laukia nekoks, tai nusprendžiau žodžiu taip, jėgainiai padaryti kitus sparnus, nebe plastikinius, kaip buvo padaryti. Aišku, jie dirba, viskas ok, bet nusprendžiau padaryti iš skardos, skardinius sparnus, pilno profilio, kad būtų. Tai susiradau matmenis internete pagal mano mentis, tai čia būtų pirmas laipsnis, čia būtų 14 laipsnių, paskui čia, taip, aš čia turiu užsirašęs, kur aš čia palaukat, taip, paskui antras eina 10 laipsnių lonžeronas, paskui trečias lonžeronas jau eina 6,5 laipsnio. Ir paskutinis eina 4 laipsniai. Tai va, žodžiu, toks va gavas, ilgis pačio sparno 90, šito lonžerono to viso gavas, bet čia dar gale bus 10, tai bus metrinė, nes noriu suvesti į kuo plonesnę dalį, nes čia gaunasi koksai 12 gal milimetrų pats galas, per 10 dar centimetrų nuvesiu bent iki 5 milimetrų. Taip, kas toliau? Nu, kaip pirmą kartą, tai gan įdomiai man čia gavos, daug dėliojau, viską eksperimentavau, tai aišku, pasidėjau kampuoti, kaip priklauso, kad visi kraštai būtų vienodai. Ir tada pasikėliau šitą aukščiau truputį, nes per vamzdelį aukštį neužtenka išlenkti. Tai teko biškį pakelt, kad kampą galėtų išlaužti. Ir Toliau, kas dar čia gavosi, ilgiai pas manęs čia yra, pirmas lonžerono ilgis yra 17, paskui antras lonžeronas 14, trečias lonžeronas 11 ir ketvirtas gavosi 8. Čia vamzdelis eina, taip, kad nepameluočiau, taip, čia vamzdelis eina nuo krašto 6 cm. Čia 5,5 cm eina nuo krašto vamzdelio vidurys, paskui 5 ir 4,5. Nes čia irgi tas paskutinis lonžeronas gaunasi toks žemesnis, tačiau vamzdelis yra suplonintas pačiam gale. Tai gaunasi lonžeronas biškai mažesnis ir neišeina tiek pakišti, todėl čia tam gali 6, čia 4,5 gaunasi nuo krašto. Taip, kas dar iš įdomybių? Vamzdelis yra, taip, 2 mm storio senelės, pats vamzdelis yra 16. Taip, tuoj pabandysim pasverti, kiek jisai sveria. Taigi, pasijungiau svarstyklės, lonžeronas, visas rėmelis sveria 1,97 kg. Tai manau sparnas bus apie 2 kg kažkur turėtų būti pagal mane. Tai va, bandysim pirmą kartą tokius, sakau, čia dabar jau yra su kampais, su laipsniais, pilna profilio bus ir žiūrėsim, kas gausis. Ir, kaip sakant, lauke norėjau dabar bokštą virinti, bet šalta, buvau dar metalinė, prisirinkau dar vamzdžių savo bokštui, kiek trūko man. Kas toliau. Sakau, dabar eksperimentavau šitą pasidarysiu, o paskui aš išvažiuoju jau truputį pailsėti, tai video greičiausiai bus tik tais kitais metais. Sausio mėnesį, tai kai virinsim toliau sparnus pabaiginėsim ir bokštą video, kaip visą virinsiu, visą rodysiu, kaip darausi, tai gal kam įdomu irgi galėsit kažką pasisemti iš manęs minčių, gal kažką bent jau pasižiūrėti tą pusę. Tai va, tiek žinių ir, kaip sakant, į gerų visiems naujų metų, kalėdų, švenčių ir ką jam čia visiems palikėti kitais metais. Nenukabinti nosies, bandyti daryti patiems visko ir kaip sakant, pozityvo daugiau visiems. Tai gerų švenčių visiems ir iki sekančių. Iki naujų metų, va taip, iki visiems.